projektą pristato. Narvesen tavo šiandien. Kartu keliauja Vivus LT. Patogi paskola. Martynai, atsimeni, mes Peru važiavom per kalnus, važiavom. Po to nusileidom prie Ramiojo vandenyno ir aš tau sakiau, žiūrėk Martynai, kad ten lygiai į tą pusę yra Japonija. O dabar aš tau sakau, Martynai, žiūrėk į tą pusę, o ten yra tiesiai prieš mus Peru. Prisimeni? Kaip viskas pasikeitė. Kur moralas? Tik automobilis baltas liko, viskas keičiasi. Šiandien laidoje. Negi taip gali būti, kad tokia nuodinga žuvis valgoma. Jeigu suveikia tie toksinai, tai suveikia per kiek laiko? Man į rankas įdavė šiek tiek daiktų. Iki krepšį. Vakar išsiskalbiau džinsus. Suprantu, aš jaučiuosi taip, kad dabar tarsi tu man jau užsirėktum. Laida su ypatingai sudėtingais triukais. Banzai. Nors kai kam taip neatrodo, tačiau mes vis primenam savo žiūrovams, kad kelionėms, kurias jie žiūri, mes ruošiamės. Mes iš tikrųjų joms ruošiamės ir daugelis dalykų, kuriuos mes aplankome, būna paruošti arba apgalvoti iš anksto. Taip kad vienas iš mūsų tikslų Japonijoje buvo pasinerti, jeigu pavyks, į vandenį kartu su amomis. Netyčia sužinojau, ruošdamasis protų mūšiui, kad tokia mergina vardu Ama dalyvavo viename iš Jameso Bondo filmų, kuriame dar vaidino Seanas Conneris. Ir Ama neatsitiktinis vardas, pasirodo, Ama yra tokia Japonijai moterų specialybė. Tai vadinamos nardytojos, kurios neria jūros dugną ir traukia iš ten visokias gerybės. Visokius dumblius, moliuskus ir panašiai. Ir mes labai norėjome pamatyti, kaip tai atrodo. Pasirodo, tas Amų amatas tebegyvuoja, jis perduodamas iš kartos į kartą. Tikslas buvo atvykti iki Tobos, iki miesto, kur Amos dirba, tokio senojo Amų miesto, ir pabandyti nerti vandenį kartu. Čia? Mes atrodo, atvykom pas vieną iš Amų, kuri mus priims gyventi. Jeigu teisingai atvažiavam, kol kas GPS sistema veikia sėkmingai Japonijoje ir mums nekyla didesnių problemų dėl to. Bet čiagi parašyta, sveiki atvykę pas Amas. Kas man patinka Japonijoje, visur yra šlepetės mano dydžio. Labas. Štai. Va toks tipiškas japoniškas kaimo kambarys. Grindys išklotos tatamiu. Šviesa neveikia. Nereikės. Čia miegot žmonės susirenka. Nežinau, kaip tavo meniskams. O, čia labai patogios kėdės. Va. Aš gal po to. Gerą apetitą. Puiku. Mes turėjome kostiumus, Vytaras iš Lietuvos buvo atsivežęs plaukmenis, dėl to mes buvome tam pasiruošę ir nebuvo problemų gauti mūsų dydžio. Suvenyras, kurį padovanojo Amos ir sakė, kad reikia būtinai prieš einant dirbti turėti. Tokie yra amuletai, talismanai. Žvaigždė tai reiškia, kad tu turi pakilti iš ten, kur panėriai, o štai šios grotelės simbolizuoja apsaugą nuo piktųjų povandeninių dvasių. Pagrindinė problema, kad nebūtų blogas oras, nes įsivaizduokit, jeigu yra didelės bangos, o nardyti reikia tarp uolų, labai aštrių uolų po vandeniu, Amos neina į vandenį, nes tiesiog yra labai didelė galimybė susižeisti.
ir galbūt netgi ir dar blogiau, taip kad nardo jos gerų orų arba bent jau tuo met, kada nėra bangų. Mes suradome vieną amą, kuris sakė, okei, aš su jumis nersiu ir parodysiu jums, ką jūs norite pamatyti. Man patinka, japonai geranoriškai žiūri į tuos, kurie atvyksta ir stengiasi parodyti jų tradicijas. Maža to, kad parodyt, bet netgi ir išbandyti šiek tiek. Tai tu junti tokią labai didelę pagarbą iš jų pusės, norą padėti tau. Tai yra labai malonu. Bangų nėra šiandien. Giliai nersim. Jaučiaus patarė, kad Mes esame Tobos priemiestyje ir mes susitikome su viena močiutė, kuri šio verslu užsiema visą gyvenimą, kurios mama tą patį darė, kurios močiutė tą patį darė. Ir kada mes paklausėme, kodėl jūs tai darot, kodėl, pavyzdžiui, moteris daro, ne vyrai, atsakė labai paprastai, kad senais laikais tiesiog moteris neturėdavo šitose vietovėse kitokio užsiėmimo, kitokio darbo. Ir tai buvo vienintelis būdas gauti pajamų ir beje labai neblogų pajamų. Mūsų pinigais lyginant, jos per dieną uždirbdavo 600 eurų. Bet kita priežastis, kodėl, pavyzdžiui, nardo moteris, o vyras laivelėje sėdi ir tik už virvės prilaiko savo moterį, kad jinai nenuskęstų. Tai yra labai tokia paprasta. Tai moteris labiau atsparios šalčiui dėl savo riebalinių audinių, kurie yra kitaip šalčių praleidžia. O kogi nardo tos amos į dugną? Jos ieškodavo anksčiau, kai dar dirbtiniai perlai nenužudė tikrųjų perlų. Traukdavo perlus iš dugno, o taip pat visokias jūros gėrybės. Ypač brangiai kainuoja tokios kriauklės, kurių viduje yra valgomi moliuskai, awabi. Jų labai sumažėjo dabar dėl užterštumo. Dabar vyriausybė reguliuoja tų awabi gavybą, gaudymą ir leidžiama ten tik kelias per dieną ištraukti amos. Bet sezonas dar neprasidėjo. Mes turim būti labai, kaip sako viltis kažkieno motina, kad rastume bent vieną awabi šiandien. Gal mes padarom kaip vienos šalies prezidentas, įsimetam amforą ir po to ištrauksim. O, radom amforą. Ponia Nakamura šiandien yra tradiciškų amos apdarų, tai yra baltais drabužiais. Balti drabužiai naudojami buvo dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad balta spalva šiek tiek didina po vandenį, neišplečia. Ir kadangi čia būdavo daug ryklių ir dabar dar kartais atplaukė, tuos ryklius tiesiog atbaido. Didesnė atrodo ama ir ryklys išsigąsta. Nieko neradau. Man į rankas įdavė šiek tiek daiktų. Sakė, imkite tiek į krepšį. Pabandyti, kaip tai atrodo, ką jos renka ir kaip renka, buvo labai įdomi gyvenimo patirtis ir
vėl šiek tiek pakeista aplinka. Niekad negalėjau pagalvoti, kad atvažiuosiu į Japoniją ir čia nardysiu kažkur jūroje. Good. Sunkiausia turbūt paties nardymo metu buvo išsilaikyti po vandeniu. Tai aišku, tam labai padėjo svoriai, kurie buvo pririšti prie mūsų pilvų. Ir vis dėlto rankos, kad ir kaip saugojomės, buvo supjaustytos šiek tiek. Ne veltui Amos pačios dėvi pirštinės ir visas kūnas yra uždengtas kiek tik tai įmanoma. O, tuščia. Žiūrėk, kad akies neiškastų. Taip, yra kažkas kiek. Gerai, varom. Va, šitie. Kas čia yra? Jūros agurkai. Ištraukiu ir baisu, aš galvoju, to jisai ten išties spiglius ir pradurs mane. Jisai juda. Ir šitą geras žvaigždė ištraukiu, kažkur tai buvo prilipus. Aš va šitą, man atrodo, ištraukiu. Mažutis. O tau geriau žvejybos. Visi šitie dalykai eina ant žmonių stalo. Čia kaip juda. Žiūrėk, kas šitą. Geras. O čia dumbliai, kurie labai populiarūs yra. Misos sriuba gali rasti ir visose kitose patiekalose. Taip, štai toks pasivaikščiojimas po vandeniu ankstyvą rytmetį, šeštadienį kartu su gerbiama Ama. Bet įdomus jausmas, ypač kai yra seklu, papuoli tarp akmenų, užbanguoja, suvarto taip tie puoli, ten kažką griebi, gaudai. Tai nėra iš pačių lengviausių profesijų, nors kaip Vytaras sako, darbas nėra dulkinas. Jo. Padėkojam poniai. Arigato. 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 Čia tai, kad tas, kas skurdėjo, ką tu ištraukė, ne? Jo, šviežia jūrų gerybė. Aš ištraukė, noriu. Sūdyta. Good, very fresh. Tad dar viena Japonijos įdomybė, kuri paliks įspūdį visam gyvenimui. Ir štai dabar net turiu dar tą pakabuką, ant kurio pažymėti Amos sėkmės simboliai, Amos talismanas. Tai man visą laiką tai primins apie šią egzotišką profesiją. Po reklamos matysite. Tai dabar išplausim grindis ir už tai gausim pusryčių. Vakar išsiskalbiau džinsus. Negi taip gali būti, kad tokia nuodinga žuvis valgoma. Projektą pristato. Narvesen tavo šiandien. Kartu keliauja Vivus LT. Patogi paskola. Šiaip pasisekė, ne? Nes mes tik tai išlipom iš vandens, atsisveikinom su Ama, išvažiavom ir iš karto oras vėl apsiniaukė, prasidėjo lietus. Ir aš šiaip pastebėjau, kad kai mes esam kelyje, automobiliu važiuojam, tai būtinai pradeda lyti, oras subirsta, apsiniaukia. Čia Japonijoje būtent tokia tendencija yra. Ir tas, iš principo, man tai visai tas patinka, nes kada yra karšta, šilta, atrodo, tu visą laiką sėdi mašinoje, tai suplūkęs, kažką galima nuveikti. O per lietų važiuoji, saulė išlenda, tada domiesi, kas vyksta aplinkui. Rytoj mūsų laukia vienuoliai. Dar nebuvo tokios kelionės, kad nesusitiktume su vienuoliais. Nu, Australijoje nebuvo. Bet jeigu mes kalbame apie Aziją, tada taip. Net ir Indijoje buvo vienuolių. Visur jų buvo. Got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. Atvykus į Narą, tokį nedidelį, bet labai jaukų Japonijos miestą,
visą laiką lyjo lietus. Jisai lyjo vakare, visą naktį lyjo dieną, lyja ir dabar šiek tiek mažiau, bet vis tiek krapnoja. Na, tai nebuvo didelė problema, nes mes ruošėmės užeiti į budistų šventyklą. Lyja, vis tiek lyt pradėjo. Kadangi žengėme budistų šventyklą, negalima lipti ant slenkščio, tai įžeidimas būtų. Šiandieną sekmadienis. Tyli, rami diena, Japonija irgi yra išeiginė ir mes tą progą nusprendėme apsilankyti šventykloje ir susipažinti, kaip atrodo budistų šventyklos Japonijoje. Šiaip Japonijoje yra dvi religijos. Šintoizmas ir budizmas. Ir jos kai kur net susilieja yra, tarpusavį susipainėja. Na, kaip ir pas mus yra katalikybė, pagonybės apraiškų. Budizmą mes jau pažįstame iš ankstesnių kelionių, o šintoizmas tai yra pagonybės. Sena pagoniška Japonijos religija. Budistų vienuoliai turi gerą humoro jausmą arba, kaip čia pasakyti, arba mes turim didelį godumo jausmą. Irgi variantas, nes mes buvom pakviesti papusryčiauti kartu su vienuoliais sekmą rytą. Mes, aišku, sutikome, nes papusryčiauti, taigi kiekvienas mėgsta. Bet, sako, mes maloniai jūs kviesdami, prašome tada ir jūsų prisidėti prie mūsų gerbuvio ir, pavyzdžiui, sakė, išplauti štai čia grindis. Tai dabar išplausim grindis ir už tai gausim pusryčius. Prašau. Susiliesim kažkaip. Piriuką rinkitės. Tai aš va šitą kraštelį gerai. Man baisiausia, kad man pamatys žmona, kad aš taip darau ir lieptų namie taip daryti. Vakar išsiskalbiau džinsus, o dabar keliais. Vėl purvini bus. O tu ten dirbi ką nors, ar šiaip laiką leidi? Dirbu. Tik tai ilgainiui supranti, kad tai aišku yra daugiau simbolinis aktas, tam tikra meditacijos forma. Žmonės ateina sekmadienio rytą, jie simboliškai atlieka tam tikrą darbą, vieni grėbia akmenis, kiti valo grindis, treti kažką tai ten dar lapus kažkokius surenka. Tai vyksta tam tikras simbolinio darbo parodimas, tuomet tu patenki šventyklai. Va, Martynai, dabar nusimazgok rankelas, eisim apsidairyti. Ačiū. Pamainą baigiam. Baigiam, gerai padėjom. Seniai tiek neploviau grindų. Jėzus, neatsinu armiją paskutinį kartą. Kalba tokiu žemų gomuriniu balsu, tokie garsai tokie eina ir tu nori, nenori, patenki šiek tiek dalinai tą transą, ypač jeigu leidi savo, tu pradedi galbūt net šiek tiek siūbuoti, žiūri, akis užsimerkia ir tu nugrimsti apmąstymus kažkokius rabašius tavo smegenys išsivalo. Juolab, kad ten ne visuomet ko nors ir būna labai prasmingo.
Va, Vytarai, gavomės maisto. Čia tą, ką uždirbam. Bet tai graži tradicija, nesakyk, ne? Po pamaldų ateina bendruomenė, vaišina vienuolį žmonės. Gražus simbolinis aktas. Vaikučiai laksto. Iš tiesų įspūdis toksai malonus, įdomu buvo pamatyti, kaip tai atrodo. Ir dar viena tokia įdomi detalė, kad visa tai vyko Velykų rytą. Tai kažkuria prasme taip tokioje neįprastoje aplinkoje atšventėm Velykas. Hold my head, darling, help me to get up off my knees. So I believe holy water, bring me back on my feet. So I believe, 'cause we were young and it was real, taking our tongues to make us feel. Living was deep, streets were so mean. When looking for home, we never. Daugumai šalių, kur mes būnam, Tenka pašert kokį nors gyvūną. nes Vytaras kaip mesijas yra, prie jo ateina visi gyvūnai ir jis turbūt moka gyvūnų kalbą kaip Edis Murphys. Ir Ne visų. Aš, pavyzdžiui, iki šios dienos prisimenu, kaip Indijai buvo prie beždžionės ir nelabai aš su jom bet sušnekėjau. sveikas. Va, su Bet su ragučiais. elniais, bet jis badus, Su ragučiais. jis normaliai man Palaukit, įbėdė. Popieriaus prisivalgys. Žiūrėk, jis badytis nori, Nu, badykis. Gal tau ragai nešti, kas tu? nieštiem ragai. Tai va, tai čia irgi tam tikrai yra kelioninė misija, kuri vadinasi pamaitink gyvūną. Nu, žiūrėk. Aš su užpultas. Tas kandžioja tas bado. Oi. Ką daryti? Dabar tavo kelnes pagrauž. Laida su ypatingai sudėtingais triukais. Banzai. Dabar jau jį griebs. Paliekam narą, atsisveikinam su elnių didžiulė banda ir, jeigu jau prabilome apie gyvūnus, tada tęsime šią temą. Mes netrukus susipažinsime ir gan iš arčiau Su vienu susipažinsime. pavojingiausių gyvūnų Japonijai. Jie netokie, aišku, šitie elniai irgi pavojingi. Taip, Čia realiai žiauriai. elniai plėšrūnai, nes kelnių vos nesuplėšė, badė ragais mane visaip ten. Mačiau vaiką gainioje, taip, čia yra, bet čia dar Bet valdoma. čia dar juokas, jo. Bet tu gali užsirauti ant tokio pavojingo gyvūno Japonijai, kad po jo net gali atsisveikinti su gyvybė. Ir atrodo jis ne taip gražiai ir patraukliai, kaip štai šie nekalti bembiai. Ir dar kas juokingiausia, tas gyvūnas netgi gali pakenkti tau mirtinai, būdamas pats nebegyvas. Tai yra japoniška žuvis fugu. Fugu – bene nuodingiausia žuvis pasaulyje. Kai kuriuose jos organuose yra tiek tetrodotoksino, kad netinkamai ją paruošus, tai gali tapti paskutiniais jūsų pietumis arba vakarienė. Šiam nuodui daugiau nei 1000 kartų stipresniam nei cianidas iki šiol nerastas priešnuodis. Padarai vieną klaidelę, daugiau tų klaidų nebedarysi, nes ją suvalgęs tu paprasčiausiai numirsi. Tačiau labai gerai paruošus, tai yra puikus delikatesas. Tai štai, kaip supratau, pas mus Važiuojam. tradicijos irgi keičiasi ir galbūt jau šį kartą ne aš pirmas ragausiu, o pats pabandysiu.
Mesim burtus, važiuojam į Osaką ir ten mes susitiksime su Fugu. Mes vėl patekome į Lietuvą ir atsidūrėme Osakoje. Atvykome paragauti vienos iš Ekstravagantiškiausių žuvų. ir baisiausių žuvų, kurias galima pateikti ant žmogaus stalo. Mes atvykome į Osaką paragauti fugų. Štai šiame restorane, kur yra labai graži iškaba, sunku būtų nepastebėti. Tai supratau, man nepavyks išsisukti nuo tos tavo fugų ir turėsiu valgyti tą... Pasitikėk manim, tai yra labai geras ir sveikas maistas, jo maitinasi netgi sumo kovotojai, štai čia jų sumo kovotojų. O čia nesimaitina. O mums dar reikės ir sumo išbandyti, taip kad mes bet kokiu atveju dar dalyvausim kitose serijose. Bet jeigu suvalgysi fugų, gali nebeišbandyti nei sumo, nei nieko daugiau. Gali, bet tu turi rėkti banzai ir bandyti. Kita vertus pats sakiau, šitam gyvenime viską padarei. Na, nu gerai, einam, pažiūrėsim. Ir mes su Martynu irgi nusprendėm žūtbūt paragauti šią žuvį, suprasti iš tikrųjų, kas tai yra, negi taip gali būti, kad tokia nuodinga žuvis valgoma. Mes atvykome į specialų cechą, kur fugų yra paruošiamos. Buvome pasitikti labai malonaus šeimininko ir užėję į cechą pamatėme visą procesą iš dalies. Jos labai šviežios, dar žiopčia gyvas, ką tik pagautos. Kada išsigąsta, į skrandį prisipila vandens ir oro ir tas pilvas išsipučia. Ten dirba fugų paruošimo profesionalai, kurie tuos mokslus eina net ne metus, o 2 kartais net ir 3. Labai svarbu, kaip tu išdoroji fugų, nes jeigu tu padarysi tai netinkamai, tu iš tikrųjų gali nusinuodyti. Sako, priešnuodžio netgi nėra prieš fugų. Žinau, kad pati nuodingiausia dalis kaip yra kepenys. Kepenys, vidaus organai, nuodingos yra akis. Tai va toj pusėje nuodingi, o ten nenuodingi. Čia ikra. Ikras galima valgyti. Mes pamatėme, kokia ten yra ideali tvarka, kaip atsakingai ta žuvis ruošiama stalui klientų, kokia jinai šviežumo, kaip jinai rūpestingai viskas išpjaustoma, paruošiama, sučečkavojama. Čia yra fugų įvairiausios rūšys. Daug yra čia. Ir čia yra sužymėtas įstatymo lentelė, kuriuos yra nuodinga oda, nuodinga mėsa, nuodingi kaulai, kitų ne. Tai, ką valgysim mes, taip, yra monstrų tokių, kur geriau iš arti nelįsti. Tačiau jie ir netiekiami yra restoranams. Tai, kas lieka nuo fugų, išmetama tik tai, kas nuodinga. Pelekai džiovinami. Čia užkanda prie alaus, ne? O paties dar norėjau vis tiek paklausti, ar dar nedingo noras paragauti šio žuvelioko? Ne, man atrodo, kad tas noras netgi ir didėja. Didėja, ne? Jeigu yra labai baisu ir labai nuodinga, kodėl žmogui reikia valgyti? Ekstremalu ir žiūrėsim, turbūt, kad dabar mes keliausim jau prie šventinio stalo. Po reklamos matysim. Jeigu suveikia tie toksinai, tai suveikia per kiek laiko? Projektą pristato Narvesen tavo šiandien. Kartu keliauja Vivus LT. Patogi paskola. O paties dar norėjau vis tiek paklausti, ar dar nedingo noras paragauti šio žuvelioko? Ne, man atrodo, kad tas noras netgi ir didėja. Didėja, ne? Ekstremalu ir žiūrėsim, turbūt, kad dabar mes keliausim jau prie šventinio stalo. Paragauti fugų žuvies mūsų niekas nepakvietė prie stalo iš karto.
Pasiūlė pasivaikščioti, pasigražėti Osaką, kelias valandas luktelėti. Neklausinėjom kodėl, bet apie pabėgimą taip pat nesvarstėm. Japonija ir metro stotis ir gatvėse yra labai daug kas pritaikyta akliesiam. Štai, pavyzdžiui, yra normalus takas, tačiau dalis tako yra štai tokia geltona juosta. Iš pradžių jinai brūkšneliais, kad tu galėtum suprasti eidamas, kaip kas yra ir kur yra koks nors posūkis arba vieta sustoti, taip yra taškeliais viskas. Savotiškas brailio raštas. Tu gali prieiti prie pat metro jau linijos, ten bus taškeliai ir sužymėta netgi vieta, kur atsidarys duris. Tad viskas yra patogu. Pasako, kada galima lipti ir kada saugu uždaryti duris, įspėja žmonės, nes nesudaryti spūsčių ir gerbti vienas kito erdvę. Kaip tu jautiesi tokioje neįprastai tylioje minioje? Nes, nėra alos originio, nėra net kvapų. Suprantu, aš jaučiuosi taip, kad dabar tarsi tu man jau sirėktum labai garsiai. Ir aplink tylio mes čia vieninteliai šnekam. Visuomeninis transportas, traukinys, visi tylūs, žiūri tik į savo išmaniuosius telefonus ir kaupiasi naujai darbo dieną. Praėjo lygiai 2 valandos nuo to laiko, kada paskutinį kartą mes buvom. Čia aš tiesą pasakius nežinau, kodėl mums liepė laukti, na bet galbūt... Aš dar noriu, gal čia buvo laikas apsispręsti, ar tikrai įsime, nes realiai mes dabar stovim kaip prieš Dantės pragaro vartus, mes galime neiti į vidų, Martynai, tu pats pagalvoji. Mes negalime neiti į vidų, jau Mes vėlu. galime eiti į automobilį, važiuoti toliau ir nieks mūsų... Mes jau nebegalime, mes jau pasižadėjom, jau vis tiek laukia visi, kas bus. Saugiai sėdi, patogiai įsitaisę. Tai mes turim, ką šitie du bepročiai padarys toliau. Bet pakreipkime įvykius kitą linkmę. Tai yra žuvis kaip žuvis ir skani žuvis ir mes patirkime gurmanišką nuotykį, kad galėtume pasakyti skanu ar neskanu ir yra verta ta žuvis tokio didelio dėmesio ir triukšmo. Taip, būkite drąsūs, eikite paskui mus nebijodami nieko. Tas pats šeimininkas vėlgi mus pasitiko, nusivedė į antrąjį aukštą ir aš pasakysiu atvirai, netgi kada šis žmogus labai ramiai pasakoja, kad tai yra tradicinis maistas, kad žmonės atėję čia įvalgo ir kad tai yra visiškai nebaisu, kad ruošia maistą profesionalai, kad jisai yra 100% saugus, tu vis tiek nesi ramus. Ką mums rekomendavo dabar iš tos fugo žuvies? Tai tas sašimis, čia tu pats, kaip žinau, labai norėjai paragauti, išsirinkai, nes kad būtų... Tai yra klasika. Kad mažiau apdorota būtų žuvis ir jau gerai suveiktų, jeigu ką. Jo. Aš dar šitą pasirinkau, čia kepta fugo. Ir štai šitą pasirinkau, net nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Pas moteris tai būna patelės ikros, o pas vyrus tai būna... Ir dar užsisakiau, kai rodė mus ten tas uodegas ir pelekus, kai daro. Tu tai negali, tu šiandien vairuoji. Bet čia sake su įmerkto uodega fugo. Taip. Žodžiu, fugų pietus, pilnas komplektas, kaip priklauso. Viską išbandysim. Ir netrukus sulauksime, ką mums atneš. Tai kažką jau mums neša. Ar jau? Netrukus tą pirmą kasnelį patirsim, galbūt tai bus ir paskutinis kasnelis.
Mes šiandieną žiūrėjome viename iš interneto portalų baisiausių top 10 gyvūnų pasaulyje. Tai fugožuvis yra pirmoje vietoje, lenkia net mambą, lenkia net ryklį. Ir kad čia jau viskas yra. Ir mes išeina, kad dabar ragaujame tai, kas yra baisiau už tai negali būti. Čia yra prietarai. Arigato. Arigato. Čia yra žalios fugų žuvies filė, supjaustyta labai plonu peiliu, specialiai tam filiavimui skirtas peilis, dėl to mėsa gaunasi tokia perregima, labai gražiai atrodo. Čia yra ta pati mėsa tik tai virta fugų ir štai čia yra fugų žuvies oda pjaustyta plonom, labai plonais tokiais dryžiais, taip kažkas panašu į makaronus. Pradedam nuo žalios. Nuo žalios pradedam, taip. Iš tikrųjų labai skanu. Čia net neskanu, labai skanu. Na, nepaprastai skanu, iš tikrųjų tai gurmaniškas patiekalas ir aš dabar suprantu, kodėl japonai taip mėgsta šią žuvį. Jokių apsinuodėjimų ar kokių simptomų tikrai nėra ir nebuvo ir būti negali, nes tai ruošiama labai atsakingai šis patiekalas ir labai tvarkingai. Kažkoks yra dar toks citrusinio skonis. Jauti? Dabar suprantu, kodėl žmonės miršta dėl to žuvies. Žmonės miršta iš baimės, nežinojimo ir smalsumo. Čia kepta. Čia iš to pačio komplekto, ką mes ryte prieš 2 valandas matėme. Skanu. Šitas, man atrodo, brangiausias yra daiktas. Čia yra fugų uodega. Na štai, Martynai, dabar ties mes paragausim dar vieną fugų dalį. Tai patinai tik turi fugų žuvis šią dalį. Ir reikia taip apšlakstyti citriną. Taimi dabar tą kiaušinį. Jis turbūt pats atrodo neestetiškiausias iš visų prieš tai valgytų šiandieną fugų dalių. Grybukas įdėti, čia dar kažkokie gabaliukai. Nu ką, ragaujam? Ragaujam. Kvepia skaniai. O vidui tokia tyrė gaunasi. Toks karštas žuvies skonio jogurtas. Nu ne, skanu. Skanu, tikrai skanu. Aš dar turiu vieną patiekalą, tu šiandien tavo pamaina vairuoti tu negali. Šia yra sake, šilta, va, kaip arbata. Taip. Ir joje yra įmerktas pelekas džiovintas fugų žuvies. Nu, iš tikrųjų jaučiasi žuvies. Žodžiu, tai buvo puikiai patirtis ir mes esame labai laimingi, kad sudaužėme dar vieną stereotipą. Fugų valgyti galima ir tai labai skanu. Dabar klausimas, jeigu suveikia tie toksinai, tai suveikia per kiek laiko? Nu, jeigu tu sake negeri, tai tau greičiau. O greičiau tai čia dienom ar valandom? 7-12 minučių. Pirmoji tokia. Kitoje Banzai laidoje. Hirošima. Lygiai 70 metų po atominės tragedijos. Sunku įsivaizduoti, kad normalus žmogus gali kalbėti, kad štai, jeigu jūs čia tokie, mes čia galim numesti bombą ir panašiai. Kada tiek daug gyvybių nusineša vienas žmogaus sprendimas. TV show! Puolė kažkokie žmonės su televizijos kamerom. Aš tai jaučiuosi kaip atvežtas į kažkokį kalėjimą betoninį kažkur vidury vandenyno. Don't fake me.
pristato. Narvesen tavo šiandien. Kartu keliauja Vivus LT. Patogi paskola.